Dėkingas elnias. Kadaise gyveno mielas, geraširdis ir darbštus berniukas. Aukštai kalnuose jis rinkdavo malkas ir gabendavo jas į turgų parduoti. Vieną dieną dirbdamas netoliese, jis išgirdo sausų šakelių traškėjimą ir išsigando. Ausys įsitempė, kojos drebėjo iš išgąsčio, bet kai atsigręžė, pamatė gražų mažą elniuką. Drebantis ir išsigandęs, šis nedrąsiai prisiartino prie berniuko ir tarė: "Berniuk, prašau, išgelbėk mane. Medžiotojas su šautuvu vejasi, neturiu jėgų bėgti toliau. Maldauju, padėk man." Berniukas liepė elniukui pasislėpti šalia esančioje šieno kupetoje. Vos tik elniukas spėjo įlysti į šieno kupetą, atrūko medžiotojas. Vos atgaudamas kvapą, nedorėlis paklausė: "Ar nematei bėgančio elnio?" Berniukas niekuomet nebuvo melavęs, tačiau šįkart, galvodamas apie nelaimėlį, susikaupė ir atsakė: "Ne, ponia, nemačiau." Medžiotojas įtariai nužvelgė berniuką nuo galvos iki kojų ir sumurmėjo: "Panašu, kad jis paspruko. Jų galėjau nušauti. Kaip čia man taip nepasisekė?" Piktas medžiotojas nuklampojo tolyn. Įsitikinęs, kad medžiotojas jau toli, berniukas liepė elniukui išlysti. Tasai pakvietė berniuką eiti su juo į kalnus, kur augo ženšenis. Iškasęs kelis ženšenio krūmelius, jis padavė juos berniukui. "Parneš tėvams, juk jie tokie silpni." Ir stebuklas, berniuko tėvai iškart atgavo savo jėgas ir jaunystę. Tuomet berniukas prisirinko daug ženšenio, pardavė ir užsidirbo nemažai pinigų. Nuo to laiko jis ir jo tėvai gyveno ilgai ir laimingai.